vardas didžiosios raidės. Tai bus atvaizdas iš didžiosios raidės, rašytas didžiojo vardo. Čia bus atvaizdas pasaulio visų pagrindinių taškų, kad įgyti struktūrą, kuri dabar plauna pasaulį. Čia tikrasis spindesys, kuris kuria realųjį pasaulį. Čia tikrasis žvaigždės spindesys trykšta spindesiu tyru, kaip didžioji dangaus karalystė. Šiam naujam pasaulio reginy. Čia prašviesėjimas ir realiausias pažinimo taškas. Šiame pažinimo taške žmogus kur save, kur savo reikiamus atspindžio atvaizdus. Kad suaktyvinti taško spindėjimą ir kurti tašką savosios begalybės link. Tai bus susipažinimas. O pažinimas kiekvieną kartą rodo begalybės atvaizdą, kuriame kursis tikrasis žvaigždės spindesys, pagal dangiškojo tėvo atvaizdą ir panašumą. Čia ir bus naujojo žmogaus pažinimo norma. Dabar liejasi šviesa, liejasi pozityvas ir spindintis vanduo, kuria savo atvaizdą, pagal savo vidinį aš, savęs naujai realizacijai. Dabar tai bus matymas, bus ir pasaulis, bus ir realybė jame, ir tvirtas pagrindas po ją. Skris paukštelis per ją ir vystys atspindį amžinos šviesos ir naujo pasaulio. Tai bus atspindys, kuriantis realųjį foną, nes šis prašviesėjimas kurs realybę mielą, kuri turi tai, ką reikia išmokti. Pažinti, suprasti savąjį tikrąjį vidinį atvaizdą, kuriame bus žodis meilė, kuri kurs begalinį pasaulio atvaizdą, kad sukurti realųjį foną iš savo tvirtosios dangiškos šviesos. Ir čia dedama norma. Čia didi šviesa sukurta tolygiai, naujam tvirtam pasauliui ir tvirtose jo dalyse, nes ši įžiebta šviesa užpildys realųjį foną ir visas realiasias pasaulio mintis. Tai bus tai, ką reikia teisingai suprasti ir pajausti, ką reikia teisingai išvystyti ir tobulinti savo vidinio aš tašką, kuris kuria realybę ir kuria visas realiasias dalis, kaip atvaizdą naujo gyvenimo ir atvaizdą naujo pasaulio. Čia bus išvystytas realusis supratimas ir reali šviesa, kurianti realųjį pasaulį, kaip danguje, taip ir ant žemės, nes čia tikrasis spindesys, nešantis naują pasaulį savo viduje. O tikrasis spindesys parodys tai, kas realu, kad tai Dievo tvirtovė turinti žmogaus pagrindinį atspindį, kuris gali kurti realiasias pasaulio dalis. Nes čia bus parodyta šviesa, kuri kuria naują realią realybę, sukurta pagal dangiškojo tėvo atvaizdą ir visus jo pažinimus, kurie yra duoti pažinti kaip reali minties forma naujoje sukurtoje pasaulio realybėje. Čia ir bus šviesa atspindinti realųjį pasaulį ir jo gyvenimo dalis. Tai šviesa einanti per šviesą ir per minią žmonių, kurie atspindi naujos erdvės kontūrus, kaip pasaulį kuriančią naują realybę ir sukurta realųjį pasaulio pagrindą, ant kurio vystosi stipri dangiškoji linija, kuri apsuva pasaulį, kaip atvaizdą dar nematyto pasaulio. Čia bus viskas, ko reikia, kad pažinti ir tikėti, nes ši tikroji šviesa rodo pasauliui, kad vyksta amžinas pažinimas naujųjų sričių, sukurta pagal begalinę šviesos atvaizdą ir spindesį. Čia ir bus tikrasis žmogaus pažinimas, šiame naujame žmogaus gyvenimo etape. Čia viskas kuriasi pagal dangiškojo tėvo atvaizdą ir jo pažinimą.
Dėkojame Dievui už žinias su ašaromis akise, klupodami ant kelių.